Sveiki, turėtų būti trumpesnė pamoka apie dažniausius žodžius, žodinėlis, pavyzdžiui, maiste, aprangoj, profesijose ir panašiai. Prieš tai trumpa reklama naujaera.com, dabartiniai būsimi laikai pagal Bibliją ir Anglų centras LT, pilni anglų kalbos kursai. Ir prašau, palaikinkit ir subscribinkit. Dabar pradėsiu nuo maisto. Taigi, bread, duona, milk, pienas, cheese, sūris, meat, mėsa, fish, žuvis, fruit, vaisiai, vegetables, daržovės, apple, obuolys, soup, sriuba, water, vanduo. Dabar metų laikai. Tai spring, pavasaris, summer, vasara, autumn arba amerikiečiai sako fall, ruduo, winter, žiema, weather, oras. Pavyzdžiui, what's the weather like today? Koks oras šiandien? Sun, saulė, rain, lietus, snow, sniegas, cold, šalta, warm, šilta ir dar galim sakyti hot, karšta. Dabar kalbėsim apie profesijas. Tai pavyzdžiui, dažnai galima paklausti, what do you do for a living? Kuo tu užsiemi gyvenimą, kuo vertiesi? Tai pavyzdžiui, galim sakyti, I am a pensioner. Aš esu pensininkas. Ir iš tikrųjų aš esu pensininkas. Taigi, dabar profesijos dažniausiai. Teacher, mokytojas, doctor, gydytojas, nurse, slaugytojas, engineer, inžinierius, driver, vairuotojas, police officer, policininkas, farmer, ūkininkas, cook, virėjas, student, studentas arba mokinys ir worker, tiesiog darbuotojas. Dabar aprangos žodžiai. Shirt, marškiniai, shirt marškiniai, t-shirt marškinėliai. Trousers, kelnes arba amerikiečiai sako pants, kelnes, liktai jo, taip. Kelnes, pants amerikiečiai, o britai sako trousers. Dress, suknelė, skirt, sijonas, shoes, batai, jacket, striukė, coat, paltas, hat, kepurė, socks, kojines. Dabar namų žodinėlis. Tai house, namas, flat arba flat, britai sako, o apartment amerikiečiai sako, tai yra butas tiesiog. Flat arba apartment, butas. Room, kambarys, kitchen, virtuvė, bathroom, vonios kambarys, bedroom, miegamasis, living room, svetainė, table, stalas, chair, kėdė, bed, lova. Dabar tautybės. Tai pirmiausia Lithuanian, lietuvis, English, anglas arba British, irgi dažnai labai vartojam, britas. American, amerikietis, German, vokietis, French, prancūzas, Spanish, ispanas, Italian, italas, Polish, lenkas, Latvian, latvis, Chinese, kinas. Dabar šeimos žodžiai. Mother, mama, father, tėvas, parents, tėvai, sister, sesuo, brother, brolis, family, šeima, child, vaikas, son, sūnus, daughter, dukra, grandparents, seneliai. Dabar transporto žodžiai. Car, automobilis, bus, autobusas, train, traukinys, bicycle, dviratis, plane, lėktuvas, ship, laivas, taxi, taksi, tram, tramvajus, stop, stotelė, bus stop, pavyzdžiui, stotelė autobusų, station, stotis. Ir dabar paskutinė tema sveikata. Health, sveikata, health, doctor, gydytojas, hospital, ligoninė, medicine, vaistai,
arba dar galima sakyti drugs vaistai irgi. Pain skausmas, head galva, hand ranka, leg koja, sick sergantis, healthy sveikas. Tokia buvo trumpa šį kartą pamoka. Ačiū, kad klausėte.